Pirmoji Karalių knyga, 5 skyrius. Tyro karalius Hiramas, išgirdęs, kad Saliamonas pateptas karaliumi vietoj savo tėvo, siuntė pas jį pasiuntinius, nes Hiramas draugavo su Dovydu. Ir Saliamonas siuntė Hiramui žinią: tu žinai, kad mano tėvas Dovydas negalėjo pastatyti namų viešpaties savo Dievo vardui dėl karų su tautomis, kurios buvo prieš jį iš visų pusių, kol viešpats padėjo jas po jo kojomis. Dabar viešpats, mano Dievas, man suteikė ramybę, nėra nei priešų, nei trukdymų. Aš ketinu statyti namus viešpaties savo Dievo vardui, kaip viešpats kalbėjo mano tėvui Dovydui. Tavo sūnus, kurį aš pasodinsiu į sostą vietoj tavęs, pastatys namus mano vardui. Taigi įsakyk kirsti kedrus Libane. Mano tarnai tegu dirba su tavo tarnais. Už darbą tavo tarnams mokėsiu, kiek nustatysi. Tu žinai, kad tarp mūsų nėra ne vieno tokio medžio kirtėjo, kaip sidoniečiai. Hiramas, išgirdęs Saliamono žodžius, labai apsidžiaugė ir tarė: palaimintas viešpats, kuris davė Dovydui išmintingą sūnų, kad valdytų tą didelę tautą. Hiramas pranešė Saliamonui: gavau žinią, kurią man siuntei. Aš viską padarysiu pagal tavo norą dėl medžių kirtimo. Mano tarnai juos nugabens nuo Libano kalnų į jūrą. Jie sieliais bus nuplukdyti iki vietos, kurią man nurodysi. Ten juos sukraus ir tu juos pasiimsi. Tu turėsi patenkinti mano norą ir tiekti maisto mano namams. Hiramas siuntė Saliamonui kedro ir kipariso medžių, kiek tik jis norėjo. O Saliamonas davė Hiramo namams 20 000 korų kviečių ir 20 korų tyriausio aliejaus. Tokį kiekį Saliamonas duodavo Hiramui kiekvienais metais. Viešpats suteikė Saliamonui išmintį, kaip jis jam buvo pažadėjęs. Tarp Hiramo ir Saliamono įsivyravo taika ir jie sudarė sandorą. Karalius Saliamonas parinko iš viso Izraelio 30 000 vyrų darbams. Jis juos siųsdavo pamainomis, kas mėnesį po 10 000. Vieną mėnesį jie būdavo Libane, o 2 mėnesius namie. Adoniramas buvo darbininkų viršininkas. Saliamonas turėjo 70 000 nešikų ir 80 000 akmens kaldžių kalnuose, neskaičiuojant 3300 Saliamono vyresniųjų valdininkų, kurie vadovavo darbams ir prižiūrėjo darbus atliekančius žmones. Karalius įsakė paruošti didelius ir brangius akmenis, nutašytus namų pamatams. Saliamono darbininkai ir Hiramo darbininkai iš Gebalo tašė juos. Taip jie paruošė rąstus ir akmenis namų statybai.